Mes atvykome į Aleksoto turgų. Kauno Aleksoto turgų, legendinį, paskutinis sezono turgus. Mes norim išsiaiškinti, po kiek Kaune gaidžiai. Girdi, Markai? Pūsk šit. Labas rytas, mes jums sakom iš Kauno Aleksoto turgaus. Paskutinis šio sezono epizodas. Jau yra šalta, jau yra vėjuota. Šiazai mums davė rimtų dalykų. 10 eurų vertės penio skonio čipsų. 10 eurų vertės. Skonio čipsų. Ir mes dabar, kai dėrėsimės, bandysim pasiūlyti Kaune prekybininkam paimti. Sėkmės tau Kaune kažkam pasiūlyti, bibi. Penį į burną. Sėkmės, tikrai. Iš karto žinom, kad Kaune gali būti problemų, tai būsime labai pagarbus prekybininkam. Operatoriai yra tie patys, mes davėm jiem antrą šansą. Davėm antrą šansą, nes reikia duoti jiems antrą šansą. Jie labai atsiprašo operatoriai už praeitą turgų. Taip drebėjo kamera ir jūs sakėt, mes lauk operatorius, mes jums duodam pamokslą, kad reikia visiems duoti antrą šansą. Jeigu dabar drebės kameras, tai operatoriam bus pizda, absoliuti. Gyvenime su jais nebedarysi, neįmesi niekas daugiau Lietuvoje. Bet jeigu padarys šį kartą gerai, jiem atsiveris dar didesnės durys šitą visą pasaulį filmavimui. Sutinku. Visiems turi duoti antrą šansą, išskyrus jai neduok jokio šansą. Užduotis šiandieną tokios rūbų, mes jau turim Sočiai, ieškosim į studiją kažkokių fainų rakandų, nes turim... Neieškosim, nes jau ten viską daug nešam, bet jeigu rasim, pamatysim kažką, tai pirksim, aš manau. Tai toks ant laisvo. Gal konsolę kokį, jeigu rasim, paimsim? Konsolės jokios mes neimsim į studiją ir konsolės nebus mūsų studijai. Nekreipį dėmesį. Dar Mindė Valaskovas, kuris buvo su vienu Indiju ir mūsų pakėsė, buvo jis yra už tos kameros, tai jam irgi prisimėl, tai nors darykėlius, tie prasidėjo mokslo metai. Nes Valaskovas pravedo Indijoj daiktų, aš irgi praradau. Iš tikrųjų galima pasakyti prie to pačio, kad aš praeitam turgui sakiau, kad perku lemenę, kai aš užsidėsiu, ne lemenę, dar sakiau daiktą, kurį aš užsidėsiu, kai laimėsiu prieš Indiją ir kaip pergalę ženklą, tai mane taip Indija papisa, išpisa mane taip Indija, kad aš ir tą lemenę tenais praradau, taip ir liko su daiktais, kurių net gavo. Kryžiukas kur tau, Kryžiuką pasiėmė, viską surijo Indija. Prieš Indiją mes pralaimėjom, taip, Markai, taip nepadėjo, netgi parikos. Kažką darėm blogai, reiškia, nebuvo dušas įdėta į tą laimės simbolį, kažkur gavos blogai. Dar norim padėkoti Čiazam už visą šitą milžinišką dėžės, kurie mums siunčiame savo naują studijų, tos čipsus lesam, kai paukščiai, kai varnas, naikinam. Kurie to geriausi? Mane vakar ištaškė karamelizuotų svogūnų skonis. Ne? Nu mes tikrai tą didelį pakaitalą sunaikinom per 3 sekundžių. Tas labai skanus, bet man skaniausias yra tas triufelį. Čia yra jie? Ne, triufelį mano tai yra, va. Bet šitie, va, Magic Truffles. Man yra top 1 čips. Dar džiaugiuosi yra Bloody Mary. Šitie geri. Skanus pomidoriniai tokie, džiauriai. Šitie geri. Labai patinka. Ir dar didesni pakeliai čiazų. Šitą turėkite omeny, nes daug kas sakydavo man, labai čiazai geri, bet mažas pakelis. Tai jau dabar yra didesni. Yra karamelizuotų svogūnų šitas didelis pakas, kaip ten pakas būna, tai vat. Peliai. Turim labai daug. Šaltegų skonių dar turim, noti cheddar, midijos, ta prasme skonių herojo, pas čiazą niekada nesibaigia. Čia mes mažai labai procentų pasakėm, kiek yra viską. Iš tikrųjų. Ir aštrų žiaurus. Ir man, bet ta prasme, tie jau aštriausi jo. Bet ten yra skirtingų lygių aštrumai, 3 skirtingų lygių aštrumai. Aštriausi, tai ta prasme yra tokio aštrumo, kad man padvėjai. Ne, aštriausi tai jau žinokit, tie, kas yra, mėgsta tos aštrumo challenge'us, tai priimkit šitą tikrai, nuoširdžiai sakau. Esu daug aštrių dalykų ragavęs ir valgęs, bet tie geltoni tai jau yra rimta, jau rimčiausiai lentynai tikrai. Tai ką, varom tikrinti Aleksoto turgelio? Na, vai. Let's go! Let's go! Na, šities jau Čia yra rimta. Šaliai biški jaudinas, aš tikrai biški bijau. Truputį yra jauduliuko, nes turgus rimtas. Rimtai studiją tą reikia išpirkti. Taip. Koks kaliošas. Kroksai pavėsi. Čia yra žiaurių. Aš paimsiu, kiam sintį išmėro, čia mano išmėro, aš paimsiu. Kaip bus tonai. Čia daeikti, ten kokie geri, šiaip žiauriai geri. Ir portfeliukų yra kokių baisių. Nu, baisių gera, baisių turiu omeny, sakydamas kaunietiškai baisus. Kai aš sakau, kad kažkoks baisus daiktas, nereiškia, kad jis baisus, kad man nepatinka, kaunietiškai baisus, o portfeliukai baisus. Palikau piniginę namuose. Na, blėt. Kiek tu turi kešų? Pasiruošimas, blėt. Neturim daug eurų, žodžiu. Ką? Neturim eurų. 9 eurų turim, visai normaliai. Oi, tu durnas?
Čia visas pastatas galėtume laikyti. Jo, bet jis kainuoja tiek, kiek mes turime maždaug šitam biudžetui. Kaip aš galėjau tą piniginę palikti, blėt, kitose kelnėse. Gal pasimti žiūronų, kad galėtum savo heiterius iš arti stebėti? Nereikia man, aš nenoriu. Blėt, to Marko jau sunku yra. Piniginę pamiršo, išvažiavom, pinigų neturim, kaip lapukai vaikštom, atvažiavom į turgų, geriausia paskutinį sezoną, turgų, tai neturim pinigų, blėt. Bet dabar pasimatys, kaip mes mokam dėrėtis per visą sezoną prikaupę. Gerai, neišsukinėk čia, blėt, prapasai piniginę. Jaučiu iš vis pametį, čia. Aš biškį bijau, kad gali būti iš tikrųjų pamečiu. Pametį, biškį bijau. Nes aš ją kaip ir lyg ir jaučiu. Išsiblaškę nuolat savo tose rageliuose sulindę, blėt, taip pat, eikit jūs, kur labai prisipikti. Niekas nekalba. Rūstų žiūri į mus tokia, galvoju, kad biškį baisu man yra. Bet čia sakė, yra kažkur galim bežionę nusipirkti, aš noriu žinoti, kas buvo rašta kažkaip. Nu, kad čia bežionės pardavinėti. Nes šnekėk, neįmanoma. Neįmanoma, kad čia buvo... Nedai, kad bežionės čia pardavinėti. Aš tu klausinėsiu. Čia nesąmonė, ne? Paklausiu dabar žmonių. Nepaklaus. Neklaus, ten tikrai gėda savo darys, čia tave apgavo kažkas. Tai prašau, čia yra gyvūnų skyrius. Nes man buvo sakė, kad čia bežionę galima nusipirkti. Bežionėlę, mažą, gyvą. Sakau, kad jie apgavo. Bet... Man atrodo, apgavo. Jau šunų negalima pardavinėti, dabar bežionės pardavinės. O tai aš jau narvelį viską nupirkęs, tai bežionį maisto, bananų. Vajezau, į bananų las. Ir dar bananų. Ką kur dabar tą dėžę bananų? Teks pačiam Mums reiktų pabūt bežionės. patokią. Kaip kaip atrodo? Čia jau. Žandaras. Bet jau kaip pirksi teisės, tai parodyti. Jo, be mašinos teisės tokių neparduoda, žinau. Tau netinka. Netinka? Ne tavo čia ten. Bet aš tai norėčiau tos vadinės, bet manau reikia sulaikytas. Dėl to, kad kai kas pamiršo piniginę, mūsų biudžetas labai ribotas. Gali čia kaut kiek nori, vis tiek piniginę pamiršo, bet viso turgų viską paskutinį. Čia tas pats raštas, kaip ant to lemenės buvo. Kalvarijos turgų. Civini buvo tas pats raštas. Jo. Vis tiek piniginę pamiršo dažnelį. Visą notą. Man turgų sugadintas, kad čia vaikščiai po turgų, nieko negali pirkti, nes pinigų nėra. Girdi, Dovi? Čia Benas nepasirašys, aš Dovi paklausiu. Pasiėmėm šitą stikliukų komplektą jo visą. Nebus geriamas alkoholis tam pas mus. Bus. Nereikia. Turėsim netgi tą vieną alkoholinio gėrimo šaldytuvą specialų aparatą ir čia gersim. Svečių ateiks, pavyzdžiui. Jeigu svečių realiai ateis. Gerai. Kiek šitas? 4 taurelės? O 1 taurė visas? Labai gerai, perku iš karto. Nu ką, hebrytė, čia jau visi relaitins. Kiek prisiminimų. Oi. Gerai. Vis tiek prisiminimų daug. Bet kažkaip čia labai žmonės nebendrauja. Tai gal čia nebendraujančių žmonių skyrius gal yra? Jo, gal bus dar labiau bendraujančių žmonių. Čia tuščia, čia nieko, čia nėra padėta, nesuprantu kodėl. Esyvo kamufliažas. Aukštininkas. Palauk, aš bandau suprast, kas čia yra. Čia, žinai, kur yra dabar, kur Volto važinė tie kurjeriai su tokio vieno račiu? Jo. Čia simuliatorius? Čia simuliatorius. Okay. Vienaračio simuliatorius. Ne, man reikia draugelio sūnui tipo kažkokį parvežti. Pažaisti, žaisliuką gal tokį. Bakuriukui toks kėdas būtų pamest. Čia frisbis, tai čia viskas gali ištek. Vaikui gerai gal būtų, ne? Gerai būtų vaikui. Paimsim. Paimam, jo. Benai. Štai reikia įsidėti sen, nes labai taip atrodo keistai, jeigu aš... Nu čia... Plėšim mum išėjau. Tai ką padarys? Bus iš viso 12, sakėte, ne? Jo, jeigu 2 bus, tai bus 12. Tai už 11. Nu gerai, už 11. Kaip tik tą euriuką tokį palaidą turiu. Mes čia esam iš tikrųjų dabar jau taip, pačiam tikriausiam. Čia yra jau pavojinga paprastam žmogui. Čia mes turim būti atsargus. Aš šiaip iškiaučiuos kaip žurnalistas iš Vais. Mes čia važinėjom po Lietuvos turgus, tiesiog vaikštam perkam dalykus filmuojant. Tiesiog pramoginis tas turinys. Turgus įžavai agentas. Sausinytė. Tu čia iš FSB buvo. Sako, niekas nepasakė, kad Svietų sąjunga iširo, kad reikia jam stebėti žmonių, kas čia bus. Į sąrašiuką tave rašė. Markai, nenustep, jeigu pas tavo mamą Mano fotorobotų nusipiešė greitai eskizą padarė. Būna yra dar. Nu čia bežionio reikia nusipirkti, aš sakau. Tokį nešnekėk, nedaryk gėdas prieš žmonių, kad aš džiuogęs, kai tu paklausi, sakė, žiūri, podcastą. Ačiū labai. Ačiū, Šaik. Nori gal penio skonio čipsų? Pavadžiau, ne? Girdi, Markai, pūskščiat. Kiek toks kainuoja? 14? O jeigu 10? Ir čipsų. Ir penio skonio čipsų arba pūtės skonio čipsų čia mes turim. Esat girdėti? 12. Tai 12 sutarė esam, ne? Gerai. Vėl, Markai, paskubėjom su tuo disku.
Bet gal toks jau per didelis 3 metų vaikui būtų. Tai kaip jūs dėlniukai per mažys nepaimtų tiesiog? Nu tai šitą va per 10 ir šitą va 13. Tai čia iki mokyklą baigs. Ui, šitas rimčiausias. O kas tokio reikia daryti? Malkas pjaus. Malkas pjauna. Karts nuo karto pirštą nusipjauna kokį? Gali galvą nupjaut, ką nori. Ne, nu galą pjauna, ponas, nu, viškai ir žiaurų. Bet būda prigalvoja. Ką. Bet galvą nupjaut sadistas. Kas primintis galvą nupjaut? Rimtai šūdus mirda. Rimtai? Šūdų paraga. Ką? Nori nusifotografuoti? Okei. Žinoma. Pirmą kartą matau, kad sūnus mamą fotkintų. Ačiū. Su tuo nenori. Nori. Šitas iš Jungle Kingo. Aš Valera. Nepasakyčiau. Aš nežinau, čia džiaugiuosi ar liūdėt dabar. Ačiū labai. A tu nenori nusifotografuoti su juo? Ne. Sveiki, ponia. Aš esu girdėjęs, kad čia galima bežionę nusipirkti gyvūnų skyriui. Nėra? Nėra bežionės. Man sakė, čia galima bežionę nusipirkti. Aš to galim duoti. Kiek šitą lėkštutę? Jo. Už 5 niekaip? Iš karto 5. 7. Tai gal 6? Jo, bet šiandien tokia, koks kietas būtų šitas va. 6 sudarėm. O, žiūrėk. Ir dabar tai sudužo, sakė. Mindė, kurie du patinka? Mindė. Ne, mes turime jam išrinkti. Sweet Dream. Здравствуйте. Sveiki. Вот эти хорошие. Вот эти по 3. Sakė, šitie geri, šitie po 3, o šitie po 2. Paimam tokį vieną. Čia su kanapėm realiai praktiškai. Praktiškai taip. Mindėjai Вы tinka. на себя хотели? Это. А, тогда давайте я сейчас вам покажу. Sakai, moterytai dydį, tiesiog vat, pažiūrėjus, Я pamatys, сейчас kad вам разжу. Šakies. iš akės. Va, teisingai, tavo dydis, ne? Tiks. Эмочка. Emačka. Как Семочка. Симочка. Смотрите, есть разные. Это да. Это и это. Хорошо. Ką, mini triusikėlius turim jau? Taip? Čia kažką vieta. Praeikite. Ačiū. Licenzija. Praleido, o taip. Jam uždrausta į skyrių. Galvoju, gal su įspėnio čipsais sunku bus kažką suvilioti, tai pasiėmė. Ne, manau, kad... Putės skonio dabar. Putės paėmai? Jo, čia labai lengviau lengviau. bus skonio, aš manau. Putytė čia mėgsta visi, aš manau. Gal kažkur balta lietuvis koks pasislėpęs. Ui, su merso šitas. Kaip popiežiaus apsaugotas. Aš taip norėčiau tokių kelnių. Frikas esi. Frikas esi ir norėjau. Geras kelnis. Varom ten. Palauk, bent aš nuspristas kelnis jaučiu. Paimsiu, jeigu man bus mažas, tau bus geras mindė. Nešiosi tokias? Ką? Tokias nešiotum? Kiek šitas kelnytės? Tikrai dabar sako, čia Laskovai perka savo 100%. 100% savo perka. Bet čia Laskovai? Nu, arba man, arba Laskovai. Nu ką, sakau, kad tu savo pasimsi. Laskovai čia. Ne, manęs bus mažas 100%. Tai. Laskovas toks pat, kaip tu didelis. Ne, baigtis. Taip. Manęs tikrai nebūtų bandę prievartauti ir man. Penio čipsų nieks nenori, bet dominuoja moteris prekybininkės. Ką aš moterims siūlysiu putę valgyti? Nesiūlysiu. Bibį pavalgyti pasiūlysiu. Tikrai, bet... Tokia kokia gera. Žiauris. Kiek daug tokia kaina. Ir Italijoje pagaminta, ne padėlka. Parašyta aiškiai. Tai čia nėra padėlkų seniai, kamon. Kiek kainuoja šitas šitą? Palaikai. Žiauriai gerai. Gerai. Reikia pirkti, bet reikia... 20 gal eurų kaip nors. Niekai, ponas. O jeigu mes turim putės skonio čipsų? Nu, bet tik nes nenori paragauti? Nebuvot girdėję apie tokius? Sakė, grinai kaip putės skonio. Turi bitaką. 23. 23. Ačiū, ponas. Ačiū labai. Bum, turim. Čia lengviau negu suvalkijų nei eurą neįdau nudarėtų. Čia bent... Nu, bent jau 2 euriukus. Palaukit, dar aš ne... Jūna, aš mačiau ne vieną Palauk, Markai. daug skeiterių metų Markai, karjerą. palauk, aš dar nepasiruošęs gal. Seni. Kauno final boss, palauk. Eik, cena, wow. Wow. Magnečiukas. Girdit? Imbinsi. Žiūrėjau. Eik, tu jūreivė, vandamkė, man reikia. Ne, seniai, čia labai asociacijos su rusų desantininkais.
Nereikia tokio. Gerai, nereikia, man šiaip niekada ir nereikia. O nusipirkam, pavyzdžiui, mažą gyvūnėlį kokį, ryškiam šiandien. Baig nusišnekėti. Mobiliųjų telefonų aksesuarai, bet čia šūdas. Mes turim geresnių dabar. Mes turim geresnių. Mes burgą, mes rokinam su burgą. Net apeinam visus iš tolo tos aksesuarus, nes yra burgo dekliukai. Žiaurus, kokybiškai, saugus. Papasakosiu, nu žodžiu, ne. Mes norim išsiaiškinti, po kiek Kaune gaidžiai. Vaikšto, jo. Važiuok, voveraičių. Voveraitas? Ja, šiaip gali. Bet tai lyja, tai grybų auga daug. Mes prisirinksim patys, mes nedurni. Dabar bus lietaus, po to bus grybų. Ką čia pirkinėt, leidžia tas pinigus. Bet aišku, durnelį jau prigavo. Duokit tas lobiką. Teikit, koks durnelio vardas? Ogi Markas. Kilogramą voveraičių ir vieną slyvą. O galima vieną slyvą? O dar už eurą saujelę, va. O galima vieną slyvą paragauti? Ragauti. Galima? Pusę vyro Va, puselę. Ačiū labai. Gaidžiai visi išvažiavo. Bet važiuok, blion, kaip tas viesulas, na. Kur? Ten, kaupia. Ai, blėt, nepasirodė. Pasirodė. Turim vieną gaidymėšį. Ką? Tave. Aš negaidys. Gal ir buvau gaidys prieš šitą pedarasį. O, jo. Kur bosa maišelis? Žiūrėk, Čia dabar bučių tašyti. gerai šitą, normaliai? Gerai, audra nurimo. Patvarėm į Žaliakalnio turgų, bet jis irgi užsidarė dėja. Ne. Laukiam mūsų labai gero mylimo draugo, vieno geriausių Kauno kulinaro. Kol čia atvyks iki mūsų, tai Remis Retro. Varysim pas sekmadienio pietų. Taip. Pakvietė svečius, senai Remį matėm, šiaip yra ką pakalbėti. Smagu bus pasimatyti, aptarsim reikalus. Jo, mums padarys kažką pakeps, važiuosim dabar į gal bazės Kauno kažkur, kur galim dar mėsytės geros paimti, daržovyčių, visko. Bus dabar tokia antra turgaus dalis, baigęs turgaus dalis, dabar bus sekmadienio pietų dalis. Tokia kaip Kauno vlogas bus, čia Kauno specialas. Kauno vlogas, jo. Jo, Kauno vlogas. Duoklė Kaunui, mūsų labai mylimą miestą. Remis Retro. Kilu iš pelenų fanų gausmą, girdžiu tokį jausmą, turiu, kad čia bus konkrečiai. Tai va, kritom jūrmo bazę, šoksim pasimti mėsytės, daržojo visko. Remyga padarys mums valgyt. Yra minčių, ką norėsim padaryti. Karočią iš produktų, kuriuos rasim, kur skaniausiai atrodys iš tų ir gaminti. Teisingai, labai teisingai, improvizacija yra mūsų variklis. Pagaliau turim Remį, čia galim pasidžiaugti, labai senai planavom pakviesti turgų kartu, šį kartą būsim Urmo bazėje, ne turgų, nes jau turgus po lietaus užsidarė. Kaip tu Remi, pasakyk. Čia šitą prisikabinai? Aleksato turgui. Galvo originalas. Čia originalas, ten originalas ir yra. Ką turi? Geras, kaip man patiks tavo mamai. Nes mums labai svarbu patikti, kad gėliai patiktų. Davai šokam į turgų. Į Urmo bazę, atsiprašau. Dūmai, kokainas, vynas, lekiam pas Barygas. Dovi? Ne. Davai, užeinam, paklausim. Einam iš čia. Paimsim ant. Einam, Einam, varom. Paskui norim įsirengiam naują studiją. Ir Benas neleidžia konsolės pirkti. Pasakė griežtai, kad negalim Laisteko leidti studiją, užpisa bilekį. Nežais, mes susirinkom. Pisa, brodo, norim Aš iš tikrųjų pasakyčiau, kad kai mes studijų turėjom Leisteką, tai buvo pats neproduktyviausias pusmetis. Būna, ačiū, Remi, ačiū, kad atėjai. Ant kiek nereikėjo šito apšė, Remi. Čia jau biškai matos toks jau hudas daros, nebuvo gražiai viskas špėderasinis. Jo, čia turėtų būti tenai, 16-17. Jeigu aš čia pats gerai atsimenu, gal čia mes kažkur grybaujam, bet vis tiek reikia prasėti. Įdomu, kortelį neįleis nukėti, tas kešas, dar turi kešą iškėti? Yra kešą, nesirūpim. Hello guys. Hello. Cigarette good? Good. Su visais mes reikia. 16 apčiagimis pardavinė. Jo, panašu, kad čia turbūt, blėt, reikės... Ai, va, 19. 19? Gerai. Tiesiog praėjom visą turgų 2 kilus, visą Urmo bazę perėjom. Oi, čia reikia jau pradėti darytis, ką čia gerą pirksim. Eriuko čopsai, būtų visai nais. Davai, gal... Davai, eriuko čopsai nais. Jaučiu. Dar biškį presukam. Nu, presukam. Šitą. Bet mes čia grįšim, žinok, aš jaučiu. Ai, nėra čia ką galvoti, imam jau. Imam vieną čia. Sakiau, kad grįšim. Sakiau, ką aš sakiau. Vienas žodžių žmogus. Aš žodžių žmogus. Vieną šitą šonkaulį. Didžiulį. Vieną užteks? Tai paimsim daugiau dalykų, padarysim asortį tokį pleitą. O. Tai ką man daryti su juo? Visą duokit. Gal kapojam, ne? Pakapojam. Abiejų neduokit, duokit vieną pusę. Gerai. Kurią pusę? Dešinę, kairę, sakyk. Šitą tiesiog... Kaip padaryti? Nieko nedarykit. Taip? Duokit visą. Kaip tu jį darysi? O kaip jūs? Turit su kuo kapoti? Taip. Su kuo tu kaposi? Kaip tu kaposi? Su kirviu? Su mačete, blėt. Va, žiūrėk, čia tu koks kirvis. Gerai visą. Bu.
Ko tau ne Indija? Aš jos vyrui nepavydžiu, nu. Ne, už tai žinai gerai. Gerai jau bus. Labai Tiesiog žiūri ypatinga kapot. Man tai čia sekasi. Ir vakaris suėjau čia velniai. Išpirko viską? Čiortų prie visokių. Bet ne, Visokių gerinių. neblaivus buvo. Neblaivus buvo. Blaivus? Bet velniai. Bet velniai. Eriuk. Gerai bus. Ačiū labai jums. O, Ačiū, ponė. Gražios dienos. Pirmas čekiukas per visus nudėgai kalnam turbūt. Gal duokit šitą dar. Visą jum ar Jo, visą duokit. Visą, ne? Nu jo, davai. O, aš nuosukas liks. Čia ne Bernvakar šį kartą. Dabar čia kulinarinė laida. Pasirodo, kad Kauno Destinationas Bernvakar yra į turgų iš tavo rytas. Urmo bazė. Urmo bazė. Reikia česnako būtinai prisikabinti. Gerai, česnoko. Bet tai čia, kad niekas neprieina, čia, ar čia savitarna? Tai čia pats pasiemi kraunės ir varai, karač. Čia kieno yra daržovytės? Kieno čia daržovės? Šia, tai čia nesako, kur čia išėjo, nėra, kad numirė. Čia lengvai bus. Čia sunkiai rauga. Ne, čia lengva bus. Čia jūsų? Tai gerai, norėtume įsigyti agurkiuko. Tokį darom. Ne, lengvesnių mes norim. tai ten tada reikia šitų, nes šitie. Čia stipriau, ne? Stipresnė, aš sakau. Tada šitų įdėkit. Čia su sūriu yra, tu norim šito jo. Jau 3 žmonės užlindo. Čia aš turiu dėti, ar ne? Indės kaip aš mėgstam aštrumą. Mes ištreniravę esam aštrumui. Aš vakar šis 10 lapėnų suvalgiau. Vakar nuvariau į restoraną vieną pavakarieniauti ir ten yra padrono pipirai. Jie nėra aštrus. Iš 100 pipirų būna vienas aštrus pipiras. Jie su tokius druskytės pakepa, ant sviestuko padaro. Ir aš sakiau ir atneša ir pasiemu vieną suvalgau ir belia kaip aštrus. Tipo, mirštų dabar, visas raudonas sėdžia aštrus bėga. Galvoju, nu gerai, pizdu į antrą, tipo, paimu antrą, vėl belia kaip aštrus. Galvoju, pizda, man čia taip nuskyla, tipo. Iš 100 pipirų būna vienas aštrus, o man karočią atnešė 10 pipirų ir visi buvo aštrus belia kaip. Ir aš vis tiek visus suvalgiau ir man išdegino burną belia kaip aštrus bėga, visas raudonas sėdžiu. Pasakiau padavėjai, kad kažkokia nesąmonė, aš čia blėt laimės kūdikis kažkoks, kodėl čia aš gavau tiek daug tipo to aštrių pipirų. Su paklausiu virtuvėje, kas čia vyko ir nuėjo į virtuvę ir parėjo, sako, atsiprašau, čia jalapenų tau pridėjo. Tai pasirodo, tiesiog blėt 10 jalapenų žalių suvalgiau, na, visą burną išdeginta, tipo. Tai užkietėjo vidurai šiandien ir labai degino užpakalį kišikau. Ką tu pirkėlė? Mocarelos ir sviesto. O, me. Ačiū. Ačiū tau. Žalus padės ir mūsų žiūrėti. Gal granatos tik primesydės, ne? Čia ne granatos. Granatas galvoju. Kiek paėmėt tų grybų? Paviruško? Nu, Yra, Nu, užteks. toks repas yra. gadėts užteks. Norim lengvai rauktų agurkiukų, kurie čia tokie lengvai raukti yra. Lengvai raukti būtų O, pats šitie tas. labai geri. Tai šitų, Kiek įdėti? tai visą kibirą gal. Tai šitą maišiuką pilną galite pridėti. Mes čia patausim, seniai. Nu ir adžikos yra. Adžikos? Tai davai, paimam ir adžikos. Ir dar jūsų dukros norėčiau. Bet pažiūrėkit, man atrodo, kad Remis ir Benas broliai yra iš tikrųjų. Nes pažiūrėkit, visiškai, brata. Benas sakė, Ai, pitako nepadau. Gaudė. už 5 eurus Benas valgė žalią grybą. Sveikas. Nes grybai gali valgyti žalius. Ne, tu gali, tau blogai. Ir bandžiau pitaką atsimti. Karočią, nors gal pasimt kokių krevečių dar, blėt, davai. Gerai, mes išeinam į pabaigą, jau taip taupom batarkės, taupom mikrofonus, taupom viską. Remis čia superka paskutinius akcentus ir šoksim to į mašinytės, važiuosim pas jį namo ir ten pratęsim visą vlogą ir reportažą, tai dabar atsijungiam. Čia išsiaiškinai, čia jaudis ar kiaulė? Čia jau, gal ir kiaulė, čia vėl kaip kiaulėna tuo. Bibi žino, čia kiaulė. Nežinau kaip kem dabar, nes nežinau, ką čia kepų šurva. Ne, tai yra jautė. Bet šitie to suliukų vidurį? Ne, šitas tai. Nu, baisu tiesiog. Šitas oranžinis. Nu, tai mytė, nesakyk. Baisiausiam, jo. Ar gražiai tikrai. Apsipyliai tu tiesiog atvyk. Čia podėlis kiaulės, na. Tai sugebėjo, tipo, tiesiog va taip atstovėdamas, taip apsidairydamas, jis taip apsipilti ir net nepastebėti, kad apsipylė. Geras triukė, blėdė, šalį. Įsivylėm, na, tai nieko. Važiuok, nieko. Bilas. Laukiam, kol Remis to išeis iš chatos ir parodys, kaip ruošia mėsos šmotą. Nusipirkom, Remis grįžo ir su mama ginčias 10 minučių, čia kiaulė ir jaudis. Ir sako, čia kiaulė, ne, čia jaudis, bet 10 eurų, kiek gali būti? 10 eurų kilas, jaudis. Pažiūrė, ble, bet man tokia kiaulė, žinau, Remis palė, tavo biškį paragaus, man sakau, nematys žalios mėsos, bet durnas. Ir iki pat dabar man yra neaišku, kiek ten yra, ten jaudis ar kiaulė.
Gal 5% farašo jautinas. Gal ten arklys? Gal. Gali būti arklys. Arba žmogus blauzda gal ten tiesiog. Per gerai būtų. Žmogaus mėsytė, saldis, skani. Girdėjau, kad vištienos skonis. Vištienos? Ne, vištiena toli iki žmogaus. Ne, ką, aišku, labiau kaip jautis. Ne kiekvienai vištai žmogum būtų, žinai. Ne kiekvienai vištai kiaušinius dėt. Kas? Tiesiog pisa. Utenos Radler nealkoholinis, ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Tai va, mes ko laukiam Remio, dar norim padėkoti šitiem žmonėm. Atsimena per Turgų sąjungą plugyti dėklų ir mes papasakos. Kad mes net nežiūrim į dėkliukų pusės. Nes mes turim aukščiausią lygio Lietuvoje gaminti dėkliukus. Jo, aš tik išsirinkom. Bet tu turi marškinių tokios spalvos. Tai aš ir pasiėmiau, žinai, prie marškinų, kad būtų tokius gėlių raštas, klasikinis, man patinka. Aš tai šitą iš tikrųjų... Mano toks gal toks išskirtinis labai, o daug kam būtų per ryškus, žinai. Bet Marko... Nu, mano šiaip tinka prie telefonų spalvos, nes žydras iPhone'as, bet aš iš tikrųjų šitą dėkliuką nešrinkausi, mano sesė išsirinko, nes aš kitą savaitę važiuoju į Klaipėdą, atiduodu šitą telefoną. Tai čia jau kaip ir aš panaudojau, kaip ir jai perliksiu, tai jau bus fainai. Bet šitie arkliukai jo neišsirinko, su labai šitą dizainą norėdavo. Ir pagaliau gavo. Bet mūsų ir skiriasi, mano toks ryškesnis tavo, minimalistinis labiau. Bet čia mano sesė. Jo, nu tavo sesė, okei, bet aš turiu patys dėkliukai, kad parodo, kad yra skirtingų dizainų, šiaip dizainų žiauriai daug ir pačių įvairiausių. Key point esminiai, kas yra burga, nes burgai dirba mano du draugai, aš labai daug žinau apie šitą dalyką. Tai šitą lietuvišką, nežinau, brandas. Brandas, nu, taip. Tai jis yra viškis skurdas Lietuvoje, gaminama viskas Lietuvoje. Šitų papsiriruoju, Jo, ir viską gamina Lietuvoje, tai rinkitės geriau prekė. Ir laiko jisai, tai padėk, Mark. Tai yra kur dės, palauk čia. Rinkitės prekė lietuviška, gaminama Lietuvoje, belekai kokybiškas, 12 mėnesių garantija yra. Ir nelūžto kaip tie kiniški dalykai, visokie šaly, babaliai, ekspres po eurą. Nenubūka, čia nedau. Bet skoviniško. Jėla. Kaip kalniečiai intero. Jėla. Lintų trompo. Neįsi, tai nieko ir aš taip bijau, šunu, aš bijau stumti. Gerai, kol šitą per drukėlę. Kaip nenoriu, Tik čia. Gausime mėskaniuką, tik čia. Tai žodžiu, 12 mėnesių garantija, Lietuvoje gaminamas dalykas, belekai kokybiškas. Va, tai prasme. Matos? Viskas gerai telefonu, nieko nesima. Jis varatininkų senis imk. Varatininkų senis. Ne, šiaip tikrai, labai geras. Ne, jie šiaip yra saugus, yra tasai svarbus momentas, kodėl Markas metė ant žemės ir pofik, dėl to, kad šitas yra šiek tiek labiau iškilęs. Pakeltas, tu gali, pavyzdžiui, nusimesti telefoną taip ir tiesiog visai važinėja tiesiog. Tai tas yra gerai, kad saugu ir yra gražu. Gali taip pasimti, tiesiog jo. Ne, nepagavau, palauk. Jisai tiesiog yra pridurkas. Dar jam netėjo dar smegenų daug. Tiesiog. Jisai dar pasikeis, žiūrės kažkaip, kaip šitas nesąmonės, kurias darė, ir bus gėda. Čia. Dėl to. Pirk 2, gauk 2 nemokamai. Svarbiausias dalykas. Perki 2 dėklus, savo ir savo paneliai ir mamus tėvukų duodi nemokamai, nuveži dovanų. Per kitą šventę. 2+2. Jo, 2+2 yra dabar tokia galimybė, tai tikrai verta ir šiaip žiauriai gera dovana. Kodų turim kažkur čia bus prikabintas, gal čia išdys. Žiauriai gera dovana ir jūs galite įrodyti, kad jūs savo antrai pusėje galite išrinkti dėkliuką, kuris patiktų jam arba jai. Įrodykit, padarykit tokį challenge, išrinkit ir pažiūrėkit, ar patiks ar nepatiks. Realiai turi 3 spėjimus. Jo, ir galite. Ne, bet vieną iš vieno. Vieną išrinkit ten mamai, ten okei, kažkam, bet antrai pusėje pabandykit toksai, kad būtų jums challenge'as. Atspėjat, kai koks patinka, jeigu patinka, reiškia viskas gerai, jūs vienas kitą pažįsta, o jeigu nepatinka, tai gal jums reikia kalbėtis, pradėti daugiau kažką. Arba skirtis, jo. Šiaip skirybos geras dalykas, pagalvokit, jeigu blogai šiuo metu turėt su antra pusė. Dabar yra galimybė daryti tokius dalykus, nusipirkti gerus dėkliukus, kurie tikrai geras produktas, kokybiškas, pagamintas Lietuvoje, kas yra svarbu ir kas yra faina, kad mes galim naudoti Lietuvoje pagamintą produktą. Ir kelią lietuvišką ekonomiką. Ir kurį mes matysim kiekvieną dieną, realiai. Kiekvieną dieną tokį pabundam ir iki pat vakaro jisai bus mūsų rankose ir tai yra malonu ir faina. Tai
Nežinau, varykit. Ačiū burgai, ačiū, kad mus remia, kad leidžia mums kurti kontentą ir eikit pasižiūrėti dekliukų ir išrinkit antrąjį pusę. Iš burgos pinigų valgom. Mes iš burgos pinigų valgom. Ir išrinkit antrąjį pusę dekliukų ir pažiūrėkit, ar patinka. Ačiū labai. Toks challenge'as iš manęs būtų, ačiū. Tai išsiaiškinai, čia jautis ar kiaulė? Nu, ble, čia jautis. Rimtai? Pagal ką tu čia taip nusprendai? Aš ten mačiau, buvo parašyta kiaulinė, kiaulienos išpėjo. Kiaulienos išpėjo? No. Man irgi atrodo, kad čia kiaulė. Nu, patikrinsim. Pagal skonį? Nu, čia močina kiaulė. Gal ir kiaulė čia. Nu, kas to galiu padaryti? Aš iš to raudonumo tokio, tai točnai galvau, kad čia jautiena. Aš manau, kad čia yra šitas atvejis, kai yra tiesiog pasideginus kiaulė, įdegus kiaulė, kuri galbūt atostogavo, kažkur buvo išvažiavus atostogauti, įdegė šiek tiek kiaulė. Karačiai. Ne, tai oda įdega, ne raumo. Bet mes turim video medžiagą, ne? Tai galim patikrinti. Taip galima bus patikrinti. Tu iš kvapo? Iš kvapo gali pasakyti? Nu, paragauk truputį. Bent jau tu valgysi tokias nesąmonės. Aš galiu tipo paragauti, man čia nėra kas. Bet tu suprasi, tipo, iš skonio? Salmoneliozė. Gerai, čia. Einu, aš padruskinties. Davai. Ne, seniai, užtenka šitą viską. Užtenka, kiek turi iš savęs kiaulytę. Aišku, priklauso ar sportuojant kiaulė. Jeigu sportuojančios būna kiaulės, aktyvios, jos tas druskas prakaitų, kai sportuoja. Ir tada jau šiek tiek trūksta surumo tai mėsai. Bet jeigu kiaulė nesportuojanti... Kiek esi mačiut sportuojančių kiaulių per gyvenimą? Oi, daugybė. Aš dažnai būnu ta sportuojantį kiaulė. Jo. Kai nusprendžiu sportuoti, jo. O papurškėlį juk ant grotelių kažkur nieko nereikia? Neprikimba? Šalia joto. Šalia joto? Neturėtų prikimti. Tai čia mes turim erienos. Šonkuliukai, čapsai. Šitą pasižiūrėjom, ką pirkom. Nu, dar galėsim reklamą padaryti kažkokią mėsos čia. Tokių klaus šotų paėmė čia. Laskė. Laskė čia yra kažkokia mašinos dalis, taip? Laskė. Laskė, ja, yra. Operatorius pavardė Laskovas. Ne, aš jau žinau, kad Laskovas. Čia taip. Kai mes Laskovai tave remi, žinau. Tai nufilmuos tą didžiausią šypką nuo Laskovas. Man, karočią, paprašė pasaugoti miestą viškinis, įnuoja iki vidaus. Kepa, nemau viškių. Ui, viškinėlės bėga, rūkai viškių. Viškių špilka, ne? Opa. Opa. Ką tu darai, blėt? Nu tai viškių. Kurva, durnas, blėt, ar kas tu yra? Tu čia vaiks, na? Tikrai nesveikas, blėt, kurva, išsipisinė iš tą maistą, na. Tai jau tai net nereikia. Ta taušės, na, aš nebegaliu, blėt, stojim, kurva, net neįmanoma, na. What the fuck? Aš tai. Pilna, blėt, žinai, pasiėmė net netuščia. Kaip zaradėlį? Vežk, vaistą. Nu, va, atsidavė. O tau ant batų tik seglaikti, tai zaradėlį. Aukščiausias lygis. Jo, nu čia labai rimta bus, mes labai skaniai valgysim čia. Ten gali pafilmuoti remis iš šūdai lipa. Bet iškart į baldus ir forsus peršoka. Jokių problemų iš Jokių problemų. Ta tepala, ką čia taip? Čia? Jo. Čia užvipėm, ką tik. Barbekio naiminį padarė. Kaip padarai? Su klevų sirpu, tuo pačiu rabu, biški acto, biški česnako, čia biški pomidorų padažo. Kai jisai dega, pasidaro toks pusiau barbekio. Bum. Tu turėjome, galim paklausyti, padarysi su pareikiais gabaliuko kada? Tai jo, tiksliai. Galim šokti studiją. Kaip dar gerai. Ne, na, Remi, what the fuck? Ir tu, dar vienas, blėt. Tai bet čia gerai, nes yra... Žaidėjas. Bet gerai, nes yra biškį cukrų skonio, ne, taip va? Vat Benas pirmą kartą, vat grinai, ne pirmą visą gyvenimą, kad taip įsproto, kad blėt visko. Iš tikrųjų, aš pusę dalykų teisingai darau. Bet jums tiesiog Benas patikė per kameros prizmę, kad tipo aš kažką blogai darau. Ir jūs tą Beną visi įsimylėjo, blėt, nu, Benas. Markas, blėt, visą laiką teisus yra. Nu, ne visą laiką, bet... Ne, čia prakando ralerį. Ne, Ne, neprimyžiu, žinok, čia radleris. Pas mus laisvai raleris lėjas visur mes. O, šuniukas išėjo. Jela. Dar to mindė kelnes reikia pasimatuoti. Jo. Davai dabar, gerai padarom. Davai, padarom kelnes. Nu,
Duok man kamerą. Man čia matotis? Nu, tai ko, kur tu nori vidų įt? Ne, čia patogu su lentynu. Vladai, gal duosiu triutorius iš karto, matau. Indijai bandys prioritalijos, tiesiog filmuojam, kaip susirenginėjom. Žiūrėjau. Nebenusimausi, sėdė šiandien, viskas. Su keburiuku. Svarbiausia, kad savi lieka savais. O su savais nesigyvauja. Faktas, broli mano, bazaras. Tai aš moku kūnėtiškai. O žiūrėk, Benai, išsiplovė šūdas, ar ne? Bet turėsi pavosis, kad suprastum, ar iš tikrųjų išsivalė, ar ne? Oi, ne. Tikrai? Dar yra. Dar yra. Tu vairas, ne? Ne, jisai į kamerą. Fotikas. Va, vairas. Va, vairas. Nori suberėti. Ai, komedija gera. Kas čia bus su sūriu? Padažas. Padažas iš mocarelos? Sūris. Dursi man, mėsos, sūrio, visko, kad aš. Einame, čia tavo overaitas vyksta ar nevyksta? Kas toksai? Overaitas vyko kažkas su jam ar ne? Kas tu su overaitas? Overaitas. Ai, jo. Dar taip piktai paklausiu. Aš galvoju, tai man čia jau priemsi kokį prikolą. Ne, overaitas taip. Overaitas ten šamaninas. Karočią. Šamaninas. Prie mėsos termometrą. Ne, iš akės pisim. Ai, čia tipo, kai iškepęs būna matuoja temperatūrą? O. Nu, tai buvo... Biškai ne taip galvau. Eik, tu na. Jam patinka žiūrėti, Lydas įstūdino, buvo parkas labai mėgsta žiūrėti, Lydas įstūdino. Tai užsižiūrėjau, hipnotizuoja kažkaip. Gal mes ir mergos Lydas, tik greičiau. Kaip? Gal mes ir mergos Lydas, tik greičiau. Nereikia tiek laiko laukti? Ne. Bet jeigu Remis pamaišo, niekada nepakengia. Bet Lydikis, tu krogis. Čia prigin mergai tai. Četinį, dvi dienas četinį, Lydikis. Garlic. Garlic. Jų močiutės arba prosenelėse darydavo karolių iš česnakų žiemą, tipo, kad liepdavo užsidėti. Kas būdavo, pamintas. Čia nuo vampyro gal saugo. Ne, bet tipo... Arba bijojo, kad tu vampyrai išauksi. Ne, mano sesė, každa nuvežėm pas prosenelę, palikom, tipo, kokiai savaitgalį ar savaitį ten, tipo... Ir patažiavom pasiimti, tai buvo žiemos metas ir ta sesė pelė kaip česnakus mirda, kur... Vėl kaip kiaulienė atrodo. Bibi žino, kiek kiaulė, senė, aš tau bazarinu. Aš tikrai sakiau, kad čia kiaulė. Čia kaip žiauru, kad mes vis dar nežinom, ką kepam. Aš tai nepasidaviau, tai jaučio propagandai. Bet tavo mama gerą pointą pasakė. Čia gal tiesiog yra jauno jaučio, dėl to mėsa šviesesnė. Tipo. Ne. Čia ne jauno. Aš jau dabar pasimetęs jaučiuosi, reikia medžiagą peržiūrėti. Čia senos karas. Dabar susinepatoginęs, žinai, tai jau net nebežinau, kurią čia pusę eiti. Taip galvau, blėt. Ir jinai kaip žalia. Mes žinom. Bet galim su vienu stik čia tikrai ne vištieną. Gerai, hebra, mes gistūmėm. Mes gistūmėm, mes visą laiką žinom, kad čia iš tikrųjų yra. Nežinau, kaip kep dabar, nes nežinau, ką čia kepu kurva. To ir man biškai dabar. Nori? Jep, to paragaudu, aš dabar pasakyti savo nuomonę. Iš krašto, man čia. Davai. Kur? Eik, tu. Nu, kurva. Šiuo jis galėjo atrodė. Abudu labai norėjom jau šitą gabaliuką. Kiaulė, nežinau, aš irgi. Kau. Jo, panašu, kad taip. Oficialiai nusprendėm, kad kiaulieną. Aš jau buvau oficialiai paskelbęs, kad mes čia kiaulieną valgiam, bet atėjo dabar iš vidaus, kur yra daug čia remia šeimos žmonių. Sakė, va, čia išeina, čia visi dabar susipykę po didelio debato, ar čia vis dėlto jautiena ar jautis buvo, sakė, susipyko visi ir dabar skirtus per daug. Jo, viso? Jo, tai va tokia situacija. Vis dar tiksliai dėl to nežinom, ką mes čia valgom, nes ten irgi sakė, štukas eurų norėjo sporinti vienu metu. Ką jūs čia diskutuoja šimtą valandą? Iš tų eurų duok dabar. Tai aišku, jūs nebejokau. Struktūriškai kiaulės net negali būti tokios formų. Kaip? Ne, tai yra jautiena. Gal ir jautiena iš tikrųjų. Dabar pagalau. Nu, man nors, kad jautiena. Grynas jautinas. Ant šito padės. Ką tu nori? Iškėlsiu, ką darai, kula? Kad čia pridėta visokių, blėt, reikalingų dalykų. Aš tai manau, kad mums visiems reikia chillautą padaryti. Prasiunčiam visi, o va, Markai, tu vieną chillautą? Chillautą? Jo, yra tas energija. Vieną chillautą.
Vienas energy. Ai, tau reikia čia laukti. Žinai, dar nori čia yra, tai pamartai nebegalima. Taip, jau du prieš tai ėmai. Aš nilai. Du ėmai. Du ėmai. Gerai, aš tau vieną kad man vieną šitą. Sūrio čipsai. Dar ir tokį sugebėjomės, tai grįžti. Ko iš čia nepridėmėm? Sūrio čipsai. Čia gal tie, kur aš nuo dūmo nugripai? Jo. Kai dar žinau, biškios Sūrio čipsai. Ką tu išdėgiau? Davai, šeikas, kanauską pokyt. Čia vienas apšiaunų. Kurva. Tai jau dar staigiai grįžtam padėkoti savo sėdėjim geriem draugam Kenių Lapį ir kai pasiėmėm iš to turgaus nuotykį visokių jų čia produktų, tai suvartojom prieš vakarienę po chilloutą. Grįšiu namo šausiu Deep Sleep'o, jeigu viskas buvo pasibaigę. Visą produkciją, tai dabar gavom papildymą. Jo, labai džiaugiuosi, nes tikrai naudojau, kai pirmą kartą bendradarbiavom, gavom irgi dovanų. Galiau užmigt galėdavau normaliai, nes visą laiką... O po to visą laiką pamiršdavau nusipirkti, dabar labai geras priminimas, kad geras dalykas. O pasidarėm, tai čia manau visiems pavadinimai viską pasako, Deep Sleep'as yra miego, chilloutas, vakarinė pakimarinimo ir šiaip jeigu nori atsipalduoti, tai yra Tai šitie du anxiety sukėlęs. Šitie du atsipalaidavimai. O rytais yra Daily Energy skatinantis. Daily Energy. Ir kada viskas mėg, kad nėra pridėtinių cukrų, sveikas lietuviškas dalykas, lietuviškas verslas, taip pat pas mus lietuviški verslai. Bet ateina, mes labai džiaugiamės, kad ateina ir mes irgi taip pat skatinam vartoti lietuvišką produktą, jeigu yra įmanoma. Tai va, visiems gero vartojimo, kam įdomu ir kas pabandys. O mes baigėm šitą gražią dienelę ir mes varom atgal į Vilnių po visus šitos. Varom Deep Sleep'int. Deep Sleep'int varom. Ačiū. Be tavęs muzika negros. Be manęs mes nieko neįsigysim. Oro linijos sustos. Čia visi žmonės dabar gali pažiūrėti to operatorių, kuriam rankos baisiai dreba. Čia tas, kur Pachmielnas dirbo. Šitas. Susitiksim kada prie šviesoforų, aš su draugeliu, tu su to balvonu. Iššypsenos metas buvo tau malonu. Ką tu čia pradėjai? Kas čia buvo, ble? Nežinai, iš tą galvą? Man dabar atrodo, kad visi vidus su mama žiūri, mumis apkalbinėjo. Gali būt. Kad tai išvarys? Aš negalvojau, kad čia filmuos dar kažką. Tai čia valgys bus ilgai, tai dabar. Tai ne, tai tegul tam garažį ir sėdi vidų. Bet aš... Man tas su tokia purė nejas, aš jums tolėdą tik ją pačiai gerai, tai aš manau, kad nenoriu, bled, ar nupyzins ką nors. Da šūto dabar? Ne, aš dabar pavirėt parinos, kad tikrai tai vyr. Visas video atrodys, kad Remis mūsų neleidžia žadai. Ne, aš jį buvau vidui pas Remį, nėra, kad mūsų visiškai neįleidžia. Tai būna laukiniai draugai, kur tipo į... Tai būtų, tai kur neįleidžia. Jo, kiemą gali žais, bet tipo į chatą neįeis jau. Mes buvom, mama vieną kartą buvo leidus tokį vieną pasikviesti ir nupiso man kranėlį už tų eurų. Todėl ir yra laukiniai draugai, bet... Tai mes sužinojom su kiemo draugais, su pagaliais uždaužėm jį, organizuoja stipriai. Aš meška. Maža meška. Aš buvau labai mažas tarp meškų ir mane nepriėmė meškos, nes mane augino meškos. Kaip Maugli vilkai, tai mane augino meškos, aš buvau labai mažas, dėl to, kad aš žmogus esu iš tikrųjų, bet tarp meškų buvau mažas ir sunku man buvo, dėl to aš išėjau iš ten, pabėgau. Ištrukau į civilizaciją. Čia, palauk, kokia šalis arčiausiai Lietuvos turi meškų pas save? Baltarusija? Baltarusija, jo, čia Baltarusija buvo, Baltarusijos miškose, taip. Kažkur prie Minsko ten ar kur? Ne, Minskas tai miestas, taip, aš buvau Giriuose, netoli Lietuvos, tai pusėje labiau arčiau link Lietuvos. Aš nežinau miestų, žmonių pavadinimų, žmonių kalba aš neprisimenu, kaip vadinasi, meškų kalba, tai buvo... Gali parodyti, kokia meškų kalba? Giraitė. Aš iš Giraitės. Čia yra praga čvelė, kuris nieko nematė. Kur jeigu paklausi, nieko nematė, nieko nežino. Ramus to rangus šiandien nieko nematė. O kiek paėmė tų grybų?